Be galo džiaugiuosi galėdamas pristatyti šio sezono naujienas. Tai nuo rudens startuoja grupės patirtys. Ir labai įdomu, kaip kvantinė hipnozė gali padėti ne tik tai individualiam darbui, dažniausiai dirbu vienas su klientu, bet gali padėti ir grupėms. Tai šį kartą turiu net 2 renginio formatus. Vienas yra trumpesnis ir tai yra kvantinis šuolis, jisai užtrunka apie valandą ir pati hipnozės dalis trunka viso labo 20-30 minučių, daugiau reikalinga įžanga, įvedimas į visą tą, pavadinkim, vaizduoti žaidimą, nes iš tikrųjų nebūtina tikėti, kad tai vyksta kažkaip labai protingai ar giliai, tiesiog leisti savo patirti įspūdžius, patirti vaizdus. Ir kvantinio šuolio esmė yra tokia, kad mes leidžiame savo įsivaizduoti, kad egzistuoja paralelinės visatos. Įsivaizduokite, kad kažkur yra Kernius, kuris yra sėkmingas aktorius, arba Kernius, kuriam, nežinau, sekasi su kažkokiais kitais dalykais, kurie man šiuo metu rūpėtų, kad jie sektųsi, arba kur aš galbūt turiu iššūkių, ne? Ir kai jau aš turiu idėją, su kuo aš noriu susitikti, tai tiesiog mes keliaujame ir aš padedu tą kelionę sukurti, ne? Tai ta patirtis iš tikrųjų yra labai įdomi, nes iš tikrųjų mes keliaujame į savo vidų. Tai viską padaro vaizduotė ir šiuo atveju mažiau svarbu yra, ar tai tikra, daugiau yra svarbu, ką pasąmonė norėjo man parodyti ir kaip tai man gali padėti dabartiniam gyvenime ir artimiausiam etapė. Tai labai šviečia saulė, leiskit užsidėti akinius. Tai tęsiant tą temą, man iš tikrųjų atrodo, kad labai įdomu yra tas faktas, kad dažniausiai mes nuvertiname savo vidinę išmintį ir tai, kad atsakymai glūdi kažkur giliau mumise. Mes labai dažnai ieškome atsakymų išorėje ir kartais be abejo yra gerai, seminarai, knygos, kiti dalykai. Jeigu tai nėra, viso labo dar viena perskaityta knyga arba perskaitytas 100 knygų ir kai gyvenimas nesikeičia. Bet iš tikrųjų kvantinės hipnozės patirtis, net ir grupės terapijoje yra nuostabu tai, kad suteikia galimybę keisti gyvenimą ir būtent taip, kaip tai vyksta jūsų viduje. Ir aš turiu labai gerą istoriją, kurią noriu jums papasakoti. Paskutinį kartą, kai naudojausi kvantinio šuolio tą techniką, ar meditaciją, ar vaizduoti žaidimą, ar kaip norit pavadinkit, nebūtina tai vadinti hipnozę, bet tai buvo Nidoje ir tai buvo per stovyklą, tinklinę stovyklą, ir su manim buvo dar 13 tinklinio žaidėjų, kurios tą idėją užkabino ir jie norėjo tai pabandyti. Todėl papasakosiu savo istorijos dalį, nes kiti patyrė galbūt kitus dalykus, bet aš galvojau, kad sekančią dieną yra esminės varžybos, kurios iš tikrųjų parodo, ką pavyko išmokti, kaip pavyko pritaikyti naujai įgytus įgūdžius, ar pavyko išmokti ir išlipti iš senų klaidų ir kitus dalykus. Ir galvojau, blemba, tikrai noriu sutikti tarsi savo dublerį arba dvinuką visatoje, kuris labai gerai žaidžia tinklinį, jisai žaidžia jį atsipalaidavęs, su džiaugsmu. Jis gal net nėra pro lygoje, nes žaidžia ne dėl pinigų ir ne dėl to, kaip baigsis kažkokie rezultatai, žaidžia pakankamai vidutiniškai, bet labai gerai vidutiniškai žaidžia ir tiesiog man pavyko tame susitikime jį pamatyti ir ne tik pamatyti ir pajusti, kaip jam sekasi tenai, bet taip pat ir pavyko su juo pasikalbėti. Buvo momentas, kai jisai mane pasiėmė tiesiog už rankos, nusivedė iki tinklinio aikštelės, kuri buvo šalia jo namų. Žinau, kad tai viskas vyksta vaizduotė, juk aš esu užsimerkęs. Ir tiesiog man pasakė keletą tokių labai svarbių dalykų, kuriuos man reikėjo išgirsti. Kai kurie dalykai buvo tarsi paslaptis man, ką aš norėjau savo pasilikti. Buvo dalykų, kuriuos pasakė taip, kad galėčiau pasidalinti ir su kitais. Bet iš esmės, kas atsitiko, kad iš tikrųjų viduje atsirado pasitikėjimas, kad aš jau turiu tas žinias, kad aš jau gavau labai gerų patarimų, pasitikėjimas, kad galėsiu tai pritaikyti kitą dieną. Ir kitą rytą, kai išsimiegojau ir turėjau meditaciją, man atėjo papildomai įžvalgų ir gimė strategija, kaip aš galiu laimėti tą dieną varžybose. Tai nepatikėsit gal, bet aš laimėjau 1 vietą savo kategorijoje, vidutiniokų kategorijoje, aš nežaidžiu pro lygyje. Bet buvo labai įdomu matyti, kad jeigu prieš tai savaitė buvo tikrai
tragiškų treniruočių ir labai kai liūdnai atrodė, kad klaida po klaidos ir lauk iš aikštelės, vėl klaida, vėl išeini iš aikštelės, ne? Tai dabar buvo visiškai kitaip, tiesiog ketvirtfinalį ir pusfinalį ir finalas tiesiog ėjosi, atrodytų kaip ir sviesta. Aš pamenu, ketvirtfinaliai buvo tiesiog gal persvara 21-11, maždaug tokiu atstumu ir be abejo, kai priėjom iki finalo, ten gavome rimtus varžovus ir ten jau buvo taškas į tašką 8-8, 9-9, 21-21 reikia pratęsimo, bet ką aš norėjau pasakyti, kad po to, kai kalbėjausi su savo labai gera drauge, kuri irgi dirba panašioje srityje kaip aš, jinai sako, Kerniau, ar tu supranti, kas ką tik įvyko, kad iš tikrųjų tu ryte įėjai į tinklinę žaidimo aikštelę jau kaip nugalėtas dėl to, ką tu patyrei prieš tai su kvantinė hipnoze, ta kvantinių šuolio patirtim, su tuo, ką patyrė per meditaciją, kai susidėlioja strategiją, kaip gali laimėti ir toliau yra tarsi išsipildymas tos realybės, bet iš esmės aš jau įžengiau į aikštelę kaip laimėtas savo vidumi, savo nuostatomis, savo žiniomis, savo pojūčiu, kaip aš jaučiu kamuolį, kaip jaučiu vėją aplink save visų kūnų ir visus kitus dalykus. Tai tiesiog tikiuosi, kad ši istorija įkvepia, kad iš tikrųjų galima taikyti kvantinio šuolio šį renginį, šį formatą, šią hipnozę ar vaizduotės žaidimą, kad jisai tikrai padėtų. Žinau, kad kiti dalyviai ieškoja kitų dalykų. Kažkas ieškoja, kaip galėtų savyje atrasti ramę savo versiją, kiti ieškoja dar kažko, bet iš esmės kiekvienas žmogus atsinešė tai, ką jisai norėjo. Ir patirtis tikrai gali būti skirtingos kiekvienam, tą pripažįstu, nereikėtų mano istorijos priimti, kad pažodžiu ir jums tai bus. Gali būti visai, bet tikrai gali būti labai įdomiai. Ir tuomet keliaukime prie pasaulio pavyzdžių, vis dėlto kaip vaizduotės žaidimai, ar meditacijos, ar tokios praktikos per kvantinę hipnozę, kuomet aš jums padedu pabūti truputį gilesniam galbūt lygiai negu patiems pavyktų, kaip tai gali padėti ir kaip padeda kitiems. Pirmas dalykas, kuris man kyla mintise, tai kūrėjai, ne? Nes būtent šitoj būsenai, kai mes nusileidžiam į lengvą transą, techniškai tai yra alfa bangų dažnis, tai mes tarsi užsisvajojam, kaip pavyzdys Rowling, kuri parašė Hario Poterio knygas, važiuodama traukiniu, jinai tiesiog užsisvajodavo ir tuo metu atsipalaidavimo būsenoje ateidavo daugybė idėjų apie tai, kaip atrodo Hario Poterio burtininkų mokykla, ar biblioteka, ar kažkokios kitos detalės, bet būtent toje būsenoje tiek gimsta gerų dalykų. Tas pats yra apie kūrėjus, kad mes kartais sakome, kūrėjas neranda įkvėpimo ir panašiai, bet tai yra ne tik apie įkvėpimą, tai yra ir apie atsipalaidavimą, apie tą vidinę būseną, kurioje aš galėčiau nuraminti savo protą ir mane galėtų pasiekti tos idėjos iš vidaus, jeigu yra užėsys, jeigu yra, nežinau, daug strateginių minčių, strategavimo ir kairės smegenų pusės, tai greičiausiai tai gali būti sunku pasiekti. Ne? Ir tam esu aš, kad galėčiau padėti, kad jums nereikėtų to daryti vieniems. Ir be muzikos ir meno ar kitų dalykų, kur iš tikrųjų padeda šitą būseną, taip pat net ir sporte padeda. Pačius geriausius rezultatus pasiekiantys sportininkai naudojasi vaizduotės treniruotę. Kaip pavyzdys galėtų būti Formulės 1 lenktynininkas atsisėdęs prieš varžybas, ramiai kažkur savo, nežinau, kampe, jisai užsimerkia ir jisai įsivaizduoja, kaip jisai vairuoja kiekvieną posūkį, kaip jį įveikia, kaip aplenkia varžovus, kaip pagerina savo laiką, kuris yra dar geresnis negu bet kada nors anksčiau pasiektas ir taip toliau. Ir vizualizacijos pagalba tarsi pasitreniruoja ir įgalina save išeiti į tikras varžybas, pasirengusiam ir stipriam ir įsivaizduojant, kaip jisai tai padarys sėkmingai, negu, nežinau, vaikščiant pakampėmis, nerimaujant, atliekant kažkokius kitus dalykus. Tai iš tikrųjų vaizduoti gali mums padėti ir pasąmonė gali mums labai stipriai padėti. Tai tikrai kviečiu išbandyti šią patirtį, jeigu dar nebandėte. Jeigu bandėte su kuo nors kitu, pabandykit su manim. Vienas dalykas tai yra daryti vienam, tarsi meditacija, kitas dalykas daryti grupėje. Ar pastebėjote, kad grupėje visai kitaip žaidžiasi sporto žaidimai, visai kitaip dainuojasi chore ar ansamblė, visai kitaip darosi kiti dalykai. Tai grupė irgi suteikia tam tikros jėgos. Ir tuomet žygiuoju į sudėtingesnę patirtį.
Antras renginys yra kelionė į praėjusius gyvenimus, bet kelionė ne asmeninė sesija, kaip paprastai aš palydžiu žmonės, bet grupės terapija. O kuo tai skiriasi? Tai iš esmės patirtis yra panaši, tiesiog laiko keliauti yra truputį mažiau, yra suspausta. Mes atkeliavame į tam tikrą praėjusio gyvenimo sceną ir jūs turite kažkiek laiko tenai pabūti, bet kadangi pasąmonė žino, kiek turite laiko ir kaip atrodo mano formatas, tai tiesiog prisiderina, kad duotų tą esminę informaciją per tą trumpesnį laiką. Ir kitas gal skirtumas toks ryškesnis yra, kad aš nežinau, kur kiekvienas žmogus keliauja, kiekvienas patiria savo dalykus. Taip, aš jaučiu grupę ir nieko kažko įvykti labai negali, nes iš tikrųjų tai yra lengvas transas. Aš turiu omeny, kad nereikia saugoti ar kažko tai bijoti, bet tas lengvas transas yra antiek lengvas, kad iš esmės žmogus, jeigu norėtų, galėtų atsimerkti ir išeiti iš tos būsenos ir eiti daryti kažkokių kitų dalykų. Palyginimui pasakysiu lygiai tas pats, kai važiuojate traukinyje ir esate užsisvajoję ir ateina kažkokias gal mintis ar idėjas, ar kaip sakėme, knygos kažkokia idėja, prieitų kažkas ir pajudintų jūs už pečių, kad gal laikas išlipti ar kažką, ir natūralu, kad tiesiog pertrūksta tas sapnas ar vizija ar kažką, ką turėjote, ir jūs grįžtate čia ir dabar. Tai lygiai taip pat ir čia bus lengva grįžti čia ir dabar, jeigu taip jau norėtųsi, ar ne? Ir nepaisant to, kad aš nežinau, kur žmonės keliauja ir ką jie patiria, bet jūs patys žinosite, labai rekomenduoju turėti dienoraštį ar kažką užsirašyti, nežinau, telefone, popieriu ar kaip jums patinka, bet tiesiog, kad kai jau baigsis kelionė, spėtumėte pasirašyti, ką pastebėjote, ką pajutote, ką pamatėte, ką išgyvenote, ir tai liktų jums. Ir vėliau galėsite tai išsipakuoti ir paklausti savęs, kad kodėl pasąmonė parodė būtent šitos dalykus, o ne kažką kito, kaip tai man gali padėti šitam gyvenime, kaip tai yra susijęs su klausimu, kurį aš atsinešiau į šį renginį, į šią grupės terapiją, kaip norit galim vadinti, ne? Ir tuomet turbūt kyla klausimas vis dėlto gerai, o ką daryti didžiai daliai Lietuvos, kurie yra katalikai, kurie nežino arba netiki, kad yra keletas gyvenimų. Tai aš atsakysiu paprastai, kad iš tikrųjų nebūtina turėti tokios tikėjimo sistemos, kad mes žinotume, ar buvo keletas gyvenimų, ar jų nebuvo. Galima lygiai taip pat eiti į šią patirtį kaip į vaizduotę žaidimą ir leisti savo įsivaizduoti, kad aš dabar kažką susapnuosiu, tai bus įdomus sapnas ir per tą sapną pasąmonė man nori kažką papasakoti, arba gerai, aš tik įsivaizdavau, tai abejoju, ar tai gali būti tikras mano prisiminimas, kaip aš galėčiau prisiminti dalykus, kas man buvo prieš gimstant šiame gyvenime, ir viskas gerai, nebūtina tikėti, kad tai yra tikra ar ne tikra. Tiesiog svarbesnis dalykas yra leisti savo patirti šitą dalyką, tarsi tai būtų, nežinau, kelionė į Paryžių ar kažkur kitur, ar ne, ir leisti savo pajusti, kad kaip tai padeda spręsti jūsų klausimus. Tai iš tikrųjų labai įdomus dalykas, kad kai kurie mūsų blokai arba problemos yra pasąmonė ir mums dėl to gali nepavykti, nežinau, karjera, ar susirasti antros pusės, ar kažkokie kiti dalykai. Ir be abejo, idealus gal būdas tai būtų ateiti į asmeninę terapiją, ne, ir spręsti giliau tos klausimus. Bet jeigu nesiruošiate eiti ir asmeniškai dirbti su psichologu ar hipnoterapeutu ar kitais būdais ir norisi, bet vis tiek kažkaip truputį pajudinti tą dalyką, tai ateiti grupės terapijai, grupės patirtį yra labai geras variantas. Viena bičiulė praeitą savaitę manęs paklausė, sakė, Kerniau, o po to ar būtina papasakoti, ką tu patyrei, ką tu matei, nes sako, jeigu būtų nebūtina pasidalinti, ką aš ten patyriau, aš tikrai ateičiau ir sakau, ne, tikrai nebūtina pasidalinti, ką patyrei, nors, tiesą pasakius, kai turėjau grupės patirtį gegužės pabaigoje ir 9 žmonėms padėjau pasinerti į praėjusių gyvenimų istorijos, tai man labai patiko dalis, kur vis dėlto dalyviai norėjo pasilikti ilgiau, norėjo pasidalinti savo istorijomis. Ir tos istorijos buvo įdomios iš tikrųjų ne tik tai man, ir man buvo žavu klausytis, ką jie patyrė tuo metu, kai aš nežinau, kurie keliavo, bet jie praturtino ir vienas kitą, nes išgirdo vienas kito istorijos, ir tos istorijos buvo be galo
įdomios. Tai va, tai kviečiu ir į šią patirtį. Jinai užtrunka, apie 2-3 valandas. Tikrai reikėtų kalendorių atsidėti 3 valandas. Ir jeigu norėsis pasilikti ilgiau ar pasidalinti įspūdžiais ar užduoti klausimus, galima pasilikti ilgiau, bet tikrai nebūtina, galite prakeliauti su manimi ir po 2 valandų atsijungti, jeigu tai yra online. Galbūt jeigu bus poreikis, pasiūlysiu ir gyvai susitikimus, bet gyviem susitikimam tuomet reikės pasiieškoti susitikimo vietos. Tai džiaugiuosi, kad pribrendo šiam sezone patirtis ne tik asmeniškai ateiti, keliauti ir dirbti su manimi, bet ir grupėse. Tai grupės patirtis irgi gali būti labai smagios. Ir tiem, kuriem kyla klausimų, kurie galvoja, kad pala, o kodėl vis dėlto internetu ir online, ar čia yra gerai, tai atsakymas yra iš tikrųjų, kad kaip pastebėjote, mes viską jau sugebame daryti online ir per COVID išmokome ir dirbti, ir mokytis, ir keliauti seminarus online. Tai iš tikrųjų darbas su kvantinė hipnoze arba tokiom grupės patirtim, vaizduoti žaidimais yra lygiai taip pat. Jūs užsimerkite, girdite mano balsą ir mes keliaujame, netaip svarbu, ar jūs esate fiziškai šalia manęs, ar dalyvaujate online. Tai iki susitikimo, labai laukiu mūsų šių bendrų patirčių.